10 klausimas. Ar iš apačios kišami valdymas strypai yra patikimi avarijos metu? Kaip veikia įkišimo mechanizmas? Tai va, aš jums padariau nedidelį maketą, kad būtų geriau suprasti. Taip tas siurblys veikia, nesiurblys, o strypas. Kaip jau minėjau, jis yra iš dviejų dalių sistema. Elektromechaninė ir hidraulinė. Tai praktiškai va čia yra 1:1 strypo valdymo mechanizmas. Strypas, kuris vaikšto reaktoriui, yra va čia. Normalios eksploatacijos metu čia yra elektros varikliukas ir čia yra va centre slėginė povara. Ir varikliukas dirba, ne, žingsninis varikliukas. Senos kartos reaktoriai buvo ne žingsniai. Čia dabar žingsninis, tai zyzia. Čia ant slėginės povaros, nu kaip yra raktas, pritvirtinta, kas apkabina sriegį. Ir strypas, taip sakant, važinėjant varikliukui, jisai va taip va šitą slėginę povarą ir važinėjasi. Kada įvyksta avarija, dingsta elektra arba tiesiog normalus reaktoriaus stabdymas, įsijungia hidraulinė sistema. Pro papildomą liniją paduodamas suslėgtas vanduo. Dingus elektrai, atsidaro vožtuvas elektrinis ir šalia stovintis balionas su suslėgtu vandeniu, jisai pradeda čia padavinėti vandenį. Vanduo patekęs, čia toks mechanizmas, iki šitos spynelės, kur mėlynai pažymėta. Ją atkabina nuo tos slėginės ašies. Nes kitaip mes negalim pajudinti ant slėginės ašies esančios veržlės. Jis ją išskečia, atkabina ir tada strypas greitai įpučiamas hidraulinio besiplečiančio tūrių, įpučiamas į reaktorių per 2 sekundės. Čia yra šitie raudoni stabdžiukai. Jisai, jeigu, pavyzdžiui, įpūtė ir trūko linija atvejs, ne? Ar dar kas nors įvyko, vanduo dingo. Šitas atvažiavęs, kada yra atsikabinės nuo tų mėlynų užraktas, šitie stabdžiukai, jie duoda strypui kilti į viršų, bet atgal jau neduoda. Nu, kai lifto nutrūktų trosai ir liftas irgi tokių įsiskleidžiančius stabdžius suėmė. Jisai čia sustoja. Kai atsiranda elektra arba viskas tvarkoj, įjungus varikliuką, ta atsikabinusi spina davažiuoja iki savo vietos, kuriame ten buvo nuo vandens atkabintos, ir tada davus komandą žemyn, jau jinai atspaudžia ir šitos stabdžiukus. Jis vėl ramiai patikimai važinėja, kada mes turim užtikrintą patikimą elektros tiekimą. Šitas skalytė irgi aš jo specialiai nenutryniau, jinai realiam strype irgi yra šalia. Tam atveju, kadangi čia yra suveikimo strypo, sakykime, davikliai žemutinė padėtis, čia viršutinė, jie magnetiniai. Kada tu pakeitei strypą, darėjai remontus, tau reikia atkalibruoti kontrolės sistemai centriniam pulte, kad tu matytum realią strypo padėtį. Todėl šitos skalytė jinai yra naudojama irgi strypą keičiant ar remontuoti. Tai vat būtų tokia sistema principinė trumpai. Tai